Tai sveiki sugrįžę ir vėl į 101 Customs. Kaip matot, Challengeris išvažiuoja. Tai Challengerį atiduodam, neliūdėkit, bus kitų projektų. Taip pat vakar atvažiavo į svečius Dodge Ramas. Tai vėl Dodge'as ir šį kartą nedaužtas, bet parūdyjas. Tai biškį reikia patvarkyti ir tvarkysim. Tai turim vieną rudelę. Turim ant kapoto kampų rudelių taip pat. Šitoj pusėj nelabai matosi. Taip pat buferiukas turi pasitvarkyti. Ir kaip visą laiką galinis dangtis. Čia va viršuj. Tai normalu, ūkiška mašina. Tai ūkiškai ir atrodo. Kaip sakant, fermerio darbinė mašina. Tai Challengeris kūrenasi. O su Challengeriu tokie reikalai, kad arkas perklijom antrą kartą turbūt, ar trečią. Dabar jau tikrai labai gerai gavosi. Prisiglaudė normaliai, nes pirmą kartą klijuojant su izoliacija atsiklijavo. Tada pasitarėm, kad dėsim klijus, tai su klijais irgi tas pats nelaiko. Tai teko biškį padirbėti, nusilupt ir antrą kartą užkliam ledovai. Tai va tokie darbeliai, o update'as apie update'as apie BMW, tai po biškį renkamas. Kapotas jau nudažytas. Kapotas užjaunam, kaip priklauso, aišku. Tos mūsų lempėčkos. Slenkstis vienas uždėtas, vienas ant stogo. Ir sparnai su visų šonu nudažyti. O čia šalia turim seną gerą projektą. Tesla. Vakar Pijus nuliejo, tai šiandien reiks nusilupti, pasižiūrėti. Bet spalva nesiskiria, tai tas labiausiai džiugina, kadangi perlas, tai labai sunku atitaikyti. Tai ką, šiandienos darbeliai tokie. Turim ir tokį Mersą. Tai čia to pačio savininko, kur buvo mėlynas, su priekiniu buferiu gražiu. Tai šitą mes dažėm, žinokit, neatsimenu, gal prieš 3 metus, 4. Visas pilnai buvo dažomas į BMW 300 spalvą, baltesnis. Tai va, išlindo po 3 metų rudelės, tai biškį patvarkom. Ir bus gražu, eis į pardavimus. To atsinešiu raktus, parodysiu, kas viduj. Tai pasiėmiau raktus, galim atsirakinti, pasižiūrėsim, kas čia viduj. Šitas žmogus susiema motokrosu, kam žinomas Arūnas. Veteranų klasėje važiuoja. Tai jisai darėsi šitą būsiką savo ir keturačiui. Tai jau, kaip matot, va, ženkliukas padarytas, visas perdažytas. Ko nedarėm, tai tik rankenėlių, bet principas tas pats kaip ir mėlyno. Plastikai visi nudažyti. O turim gale tai štai tokį garažą. Nežinau, matosi jums čia biškį. Turim tokį garažą. Antram aukšte turim miegamą lovą.
Einam parodysiu šių. Šiaip būklė. Elektrinės durys va. Turim tokį va, pokylių salę, suoliuką, stalą ir viršui miegama. Tai užsilipi, va dviese drąsiai telvis. Viskas gražu, švaru. Beje, šitas žmogus pardavinė šitą Mersą. Tai jeigu kažką domina, parašykit, susiderinsim. Ir jau tokių sprinterių sveikų nelabai likę, nes jie visi supuvę. Šeimininkas prižiūrėjo jį, gana neblogai, kadangi atsinaujino, tai šitą parduoda. Bet prieš pradedant daryti klientų mašinas, reikia biškį savo apsitvarkyti. Keičiu kaladės savo Volkswagen Polo ir jau dėjau iki tokio lygio, kad varau ant metalo. Nu jo, biškis suportas prikepęs, bet gerai, kad mums į pagalbą ateina Sado. Tai šiandien gavom nemažai dovanėlių iš jų, brake cleanerio. Aš net negau, kad jie visokių tokių dalykėlių turi, tai brake cleaneris, po to lubrikantai visokie atsukt varžtams ir štai tokių dalykėlių, tai tepalai, maikė, kaip visą laiką papildai, stop leak engine, kol kas man šito nereikia, bet gal sirenai reikės. Taip, atomic metal kondicionier, šitas geras daiktas, aš išbandžiau ant Polo, tikrai pasijautė. Aš irgi šiandien keisiu tepalus, keisiu kaladėlės, reikia biškį apsitvarkyti mašiną. Kaip sakant, batsiuvys be batų, tai taip ir vagaunas, mano veidas purvinas. Tai žodžiu pasikeičiu kaladės ir einu tepalus keistis, tuo pačiu nusipilsim Sado papildų, kad variklėlis geriau vežtų mums. Pasirodo, nėra tai blogai. Dar galėjau nuvažiuoti porą šimtų kilų. Nieko. Biškai apsivalom. Galim dėti naujas kaladės ir lekiam. Tai turim tokį va švirkštą. Aišku, nepamirškit visą laiką pašildyti variklio su naujų tepalų. Ir suleidžiamės šitą gėrį į vidų. Po to užkursim, pravažiuosim 20 km. Ir variklis atsinaujins. Tai yra revitalizantas, atnaujintis cilindrus ir visas kitas metalo savybės. Tai ką, keičiam tepaliukus mūsų mamos mašinai ir kaip visą laiką naudosime Xado tepalus 5V30, kuriuose yra daug revitalizanto, kuris neleidžia motorui dilti. Tai bandysime pilti ir žiūrėsime, kiek tepalų suris tekros. Kaip visada kvepia. Kaip matėt, prilaistėm tepalų, tai prie to pačio ir panaudosim Xado, tik kitokio prekinio ženklo, Verilube brake cleanerį, kad biškį nuimti tą išdžius ir bus kaip nauja. Tai jeigu jūs norite įsigyti Xado tepalų arba kitos produkcijos, kas yra brake cleaneriai ar kitos priežiūros priemonės, tai užeikite jų puslapį xado.lt ir su mūsų kodu 101 gausit 15% nuolaidą. Taip kad eikit, įsiveskit ir įsigykit savo automobilio tepaliuką.
savaitė įpusėjo, o mes važiuojam dabar į vieną vietą ir filmuosim keletą rolling shotų su Challengeriu. Jisai yra pabaigtas ir galima bus parodyti viską pilnai, kaip kas vyko, kaip atrodė prieš tai ir kaip atrodo šiuo metu. Tai nieko nelaukiam, lekiam ir tuoj parodysim keletą vaizdelių. Tai Challengeris tikrai emocijos turi, teko šiek tiek pavairuoti ir tikrai paliko įspūdį tas 6.4 Hemi, o darbai buvo atlikti, tai sudėtas visas white body, tai arkos, priekinės buferis su lipais ir nieko daugiau. Taip pat uždėti 10 colių ratai, kad įsineštų, nenaudojom jokių rastafkių, nieko, kad būtų bendras geras vaizdas. Tai daklijuotos juostos, stogą taip pat tvarkiam, sparnas dažėsi ir vidaus darbai. Tai viduj buvo viskas iššaudę, kaip ir matėt praeituose video, panelė, lubos, sėdynės, tai viskas sutvarkyta, padaryta gražiai, trūksta tik tai cheminio ir nusiplauti, detailingą pasidaryti šiokį tokį. Tai dar, manau, poras kadrų ir galim lėkti dirbti toliau. Mes vėl prie Mersiuko, tačiau gavome kitą Mersiuką, naują projektą ir jis stovi pas mus kieme. Tai einam pažiūrėsim, ką gavom ir kas iš jo bus. Tai kaip ir sakiau, kieme turim Mercedesą, kažkur matėsi nulupti tie, man atrodo, S550. Tai 2016 metų, dabar yra, kaip matot, priekinis buferis, galinis buferis ir slenkščiai sudėti AMG paketo, priekinės lempos multibimai ir priekinės grotelės be ženklo vidurinio. Turbūt taip praeina, ne? Tai ką mes darysim su juo, tai dažysim visą pilnai. Gal liks tik kapotas nedažytas, bet ir tai klausimas. Žiūrėsim, kaip su dažų sutikimu bus. Ar viskas tiks, ar netiks. Tai manau, kad kimbam prie darbų ir bandom įsiardyti šiandien. Rytoj pradėsim paruošinėjimą ir paskui žiūrėsim, kaip seksis toliau. Taip, kad einam dirbti.
Ką, išrinkimas jau įpusėtas, tai liko visai nedaug, nuimti dar vieną sparną, nuimti šitą sparną ir bus kaip ir viskas. Tai po šito pradėsime ruošti detalės, jų yra visai nemažai, tai manau užtruksime kurį laiką. Bet šiaip darbai vyksta tikrai greitai, ką žinau, manau, kad per kokią savaitėlę, per 2 padarysim. Tai kaip ir matėt, man už nugaros yra G30, dedam faceliftą, dedam poslenkščius, galinius difuzorius, priekinius lipus, žodžiu, kad atrodytų krūtai. Tai liko visai nedaug, tai čia kaip kamštuko mato trūksta, dėsis antgaliai kiti, nes šitie per maži. Susidėjo spoileris, lempos, slenkstukai. Kapotas priekinis ir buferiukas su lipu. Šiaip atrodo tikrai neblogai, vaizdas man patinka, tik aišku ratų trūksta. Tai vienintelis dalykas, kas mums trukdo surinkti, tai pravodkės nebuvimas, nėra laidų į bakelį, toliau negavom laikiklio sparno su buferiu, tai negalim šitos pusės uždėti, ana pusė uždėta. Ir to pačiu negalim posparnį uždėti, dugno apsaugų ir kitų dalykų. Tai bandom gautą nelemtą detalę ir surinkinė toliau. Turim jau atiduoti jį. O esnikas neatrodo kaip esnikas jau. Bet nežinau kaip jums. Man tai šitie esnikai labai patinka. Senas, geras esnikiukas, salonas, kokie foteliukai, Burmeister, kolonėlė per vidurį, o jas 5,50, o čia tai variantas, bus pardavime, galėsit pirkt ir bachuraut. Tai ką, projektas baigtas, kaip matot, priekis facelifto ir tikrai visai neblogai atrodo. Tai iš naujo dabar pasakom, ką mes padarėm. Tai uždėjom kapotą, uždėjom visą priekį, sudėjom lempas, sudėjom galinį bamperį, sudėjom veidrodėlius, sudėjom poslenkščius, taip pat visą apdailą nudažėm dar šitą sparną, nudažėm šoninės duris, anas šoninės duris, galinį sparną visą iki priekinio sparno, galinį bamperį ir taip pat kapotą. Viską surinkom ir nudažėm galinį bamperį, turbūt sakiau. Tai nudažėm galinį bamperį, surinkom galinį difuzorių, uždėjom spoilerį, lempos jau buvo sudėtos, tai dabar mašina faceliftas. Panašu į faceliftą. Tai va, tai kaip ir šitas projektėlis baigtas ir manau lekiam prie kitų projektų, kas yra Mercedes-Benz S-klasė. Taip kad neišjungit, subscribinkit, labai daug dūmų, laikinkit ir komentuokit po mūsų video. Tai ką, šiame video bus tiek. Šiek tiek gal biškį ir per trumpas, bet sekantį pasistengsim padaryti dar ilgesnį ir dar įdomesnį. Tai, kaip matot, Mersiukas jau pradėtas daryti ir ko gero jau įpusėjau šitą sparną. Tai manau, kad susitinkame kitą savaitę, tuo pačiu metu, tuo pačiu vietoj, One One Customs dirbtuvėse ir pamatysim, kas gero
vyks sekančią savaitę. Tai taip, kad ir nepamirškit subscribinti, nepamirškit laikinti ir pakomentuokit, kas patiko, o kas nepatiko. Taip kad, čiau.